Loranas gali gamyti, būdamas pensijoj. Laisvalaikiu mėgstu gamyti, valgyti. Vienas iš mano patiekalų yra žemaičių blynų gaminimas. Žemaičių blynai gaminami sekančiu būdu. Išverdamos bulvės sulūpinam, atšaldomos, nulupamos ir permalamos su mėsmale. Paskui į tą sumaltą masę įmušamas kiaušinis. Čia 1 kilogramui bulvių. 1 kiaušinis ir 5 šaukštai miltų kvietinių. Truputį padruskinam ir gerai tą masę išmaišom. Toliau ruošiam mėsą. Mėsa išverdama, sumalama, sudedami prieskoniai. Truputį pakepinti svogūną. Iš masės bulvinės darom paplotėlius, į vidurį dedam mėsą, apiplojam juos, išvoliojam miltus ir dedam į karštą keptuvę ir kepam. Kaip matot, mėly žiūrovai ir klausytojai, Loranas paseno. Viskas prasidėjo anksčiau nei prieš 5 metus. Kažkaip galvojau, kad tą mano mėgstamą elektroninę muziką reikėtų pradėti transliuoti nacionaliniam radijo bangomis. Taip 2006 metais, spalio mėnesį, startavo pirma mano Mix Subo laida Opus 3 radio stotyje. Per tuos 5 metus nacionalinėme radijoje pravedžiau daugiau kaip 250 savo laidų. Oi, visko daug buvo. Be galo malonu visus tuos metus prisiminti. O dar smagiau, kai šį šeštadienį 5 metų laidos šventę Soul Boxe švęsime. Didžioji dalis laidoje buvusių svečių nepasidžiavo ir atvyksta į tą vakarėlį. Ir Viperis bus, ir Halucinas bus, ir Maudal Jazas bus, ir Partizanai bus, ir Vidis bus, ir dar daug kitų, kuriuos neturėčiau čia laiko aš visus išvardinti. Džiaugiasi ir džiaugiuosi aš pats ir džiaugiasi mano širdis, kad visi susirinksime ir praleisime kartu šitą šventę. Ačiū Jums visiems už nuostabius tuos 5 metus. Nu, kol kas tiek. Žemaičių blynai pasiduoda prie stalo su grietine arba su sviestu.